Sveiki, ką, atvažiavau prie Nemuno. Pažiūrėkit, kaip gražus, koks gražus jau vietoje. Žvejosiu realiai parą su pertraukom. Kaip šiandien atvažiavau realiai vakar, bet pradėsiu žvejoti tik šiandien vakare. Pabandžiau, tai visiškai nieko štilius, žvejų daug, savaitgalis, bet bandysiu kažką pagauti. Jau padėjau stovą meškerytėm, tuoj atsigersiu kavytės, bandysiu kažką pagauti. Atėjau jau vietą, tai kavytės atsigeriu ir bandysiu mest meškerį. Tai kaip sakiau, žvejosiu parą, tai rodysiu su atkarpom, rytinį žvejybą, vakarinį ir tada dar vieno ryto žvejybą. Iš 3 dalių vieną. Bandysiu kažką pagauti, žvejų, kaip sakiau, labai daug, bet buvo vanduo nusileidęs, dabar atėjau žiūriu, čia akmenukus kolego dėjo apačioj, tai dabar kažkaip vandens daugiau. Toks purvo daug. Net norėjom žvakarą įsimaudyti, bet net neėjom, nes kažkaip atrodė purvinas. Viena žuvis nugaišusi, tai nežinau, čia distanciją vakar padariau tokią prieš pakėlimą, tai bandysiu tą pačią dabar mest. Šert. Nauduosiu dziką, slieką, standartiškai Nemunui. Iš vakaro turėjau pašariuką, tai bandysiu dar dadėt, nes žvėjuosiu dabar tiklą po 5:12. Bandysiu dar užmaišyti daugiau. Kad būtų, planuoju iki kažkur 9, tai tikrai aktyviai 4 valandėlės. Aktyviai, vanduo tai šiltas, bračiak. Iš vakaro buvo šaltoka, žinokit. Bet čia naktis tokia šalta visai. 5 laipsnius rodo, tai net iš vakaro tai buvo. Pasislėpinu žemynį miegmaišį, net palapinį. Po to parodysiu, kaip palapiniai viduje atrodo. Tai bus pirmas užmetimas. Va. Iškart dedu dziką slieką paprastai ir metam pirmas metimas kartu. Jau norisi pradėti taškelis. Medį nedidelį išrinkau kitoj pusėj. Klipsiukas. Opa. Biškį aišku nepataikiau, bet nieko baisaus. Na jau realiai sėdžiu valandą. Visiškai. Netgi jokios smulkmės nieko. Jokio kibimo, aš nesuprantu. Ir mėtau pastoviai bandau čia. Dabar biškį kairiau pakeičiau. Dabar net jau ištraukiau antrą meškerį, bandysiu patolinti distanciją, nes čia kažkur apie 30 metrų bandau. Bet veiksmo visiškai jokio nesuprantu. Taip tylu, oras aišku pasaka, kai visą laiką tai parodysiu. Orelis aišku Nemune pasaka, bet netgi plakiukas neatsiliepia joks. Sakiau, netgi plakiu, visada atvažiuoju į šitą vietą, kažką nors pagauni. O šiandien kažkaip rytinė sesija visiškai. Dar tik valandėlė, sakau, dabar bandysiu, dėsiu. Paskanosiu, dar dugną toliau įmesiu. Kažkur į 5 metrų bandysiu. Bandysiu dziką dėti ir mataliuką, va turiu dar biškį. Paukščiai atakuoja. Padariau antrą meškerį. Distancija toliau apie 5 metrų, bet manau bus žolėse. Na nieko, dėsiu ten grinai mėsytės lėkiuko, čia va tokia kombinacija. Na va, padariau antrą meškerytę savo.
Tai parodysiu, va, užmečiau. Vieną dešiniau, 5 metrų, kairiau 30 metrų. Ten grinai pūstą kviečiuką pradžių išdėjau ir sliekus. Daug mėsos. Bet ten tokia vieta, manau, žalėse, tai na, žiūrėsim. Oi, kaip gražu. Nu, gražiai skrenda, taip. Jau 9 valandą realiai sėdžiu nuo 5, tai jau 9 valandas visiškai jokio kibimo. Net keista, va, koks gražus nemunėlis, bet su kibimais visiškai prastai. Net ne kojytės, nei plakiuko, tai keista. Pirmą kartą. Eisim, darysim pertrauką. Padarysim pietų pertraukėlę. Va, kolego mano labai nori, kad jį parodytų. Nusakyk kažką. Ką pasakysi? Alėjuko. Tada duški. Jes? Будет очень мощно. O taip, pasidarėm savo skaniai ir valgysim. Kiaušinienė, dešrytė, duonytė pakepintava. Tai va. O, ir valgysim. Sakau, jeigu žuvis nekimba, reiks skaniai valgyti. Va. Toks va, omletukas. Labai skanu. Tau. Pusryčiaujam. Tuoj dar kavytę arbatytę. Man nereikia. Bandysiu dar dieną pagaudyti. Gal dieną išeis. Ir vakare. Pats maigų. Bandau daryti sistemėlę. Antras dublis dėsiu. Flat feederį darysiu, bailiukų kažkokį uždėsiu. Va, užrišu. Kokį dėsim? Bailiuką kokį dėsim? Išrink tu pirmą, davai. Opa, iš karto taip pritraukiam. Įlenda tas turi įlist. Va dabar gerai, prieš tai jau nesąmonė buvo padaręs. Aišku, pašaro neturiu ten specialaus pelėčių, bet hop, paprastą pašariuką ir bus sistemėlė va tokia pas mus. Kažką bandysim išgaudyti mes. O, hop. O, nu davai, kokį dedam. Kolega siūlo va tokį dėt. Kiek čia milimetrų? 11. Nu, pabandom, visai įdomi. Tu galvoji, žuvis neišsigas šitokios spalvos? Jos ir taip čia nėra, nu nežinau. Aš manau, jinai išsigas tokios spalvos. Mažai pašariukų išėjo, bet gal nieko. Toks va. Дикуся. Nu, zabrosas. Ты можешь. Pašaro miksą darau. Nes biški mažai pašaro turiu, tai va. Į tamsų biški tokį šviesų saldų. Tamsus, toks smirdantis, smirda karosui specialus. Taip smirda su slieko skonio. O čia toks brymas labiau saldus, vasarinis. Karšiui. Nu, bet nieko, va. Vis tiek spalvytė tokia išeina, aišku, šviesi, bet nieko nepadarysi.
Gal ir kokio grunto būtų geriau ar smėlio. Bet kai žuvies ir taip nėra taške, nieko baisaus. Einam pažiūrim, ką mėgėjas gaudo. Nu kaip kibimai. Kaip kibimai. O, dar įmeti visai negerai, va. Kas dedasi prie Nemuno kranto, matot? Nugaišusi žuvis, žolė žalioja. Nu, va tokie reikalai. Taip. Jis myžda kaip čia. Nu, dėl. Bet tu jau gerai meti, taip? Duok man vieną kartą pabandyti. Aš taip tau parodysiu. O parodyk, su kokią gumą pabandai? Su geltonu. Su geltonu. Nes labai daug plėšrūnų šokinėja, todėl ir bandom, taip? Taigi tu nepaleidai. Su geltona guma tai bandai. O, kaip gerai numetė. Nekimba? Toj koks salatis, taip, užsikabins. Netrauk iki galo, atsimeni, sakiau. Na va, gaminsim makaroniukus su troškinta kiaulinyke. Aš maišysiu, kolega maišysi? Kolega nemaišys. Žuvis nekimba, tai reikia valgyti tada, va. Kiek čia beveik 1,5 litro. Visą, aišku. Visus makaroniukus, aišku, nevirsim, bet kas liks, tai į pašarą įmesim ir žuvytėm. Žuvytėm labai gerai suės, nes aš norėjau kitos struktūros daryti, tokius mažesnius, bet Dylanas sakė, ne, šitus bandom. Nes tos tokius mažesniukus buvau radęs, tai parodysiu, tai galima net galima žuvytėj, va. Tokia va forma, matot? Tai galima netgi dėti, manau, ant kabliuko. O šitus kažkada išvirsiu, kai bus proga. Ir ant kabliuko iškart. Nu, pažiūrim, kiek čia įmetėm. Dar galima biškį dadėti. Vandens užtenks, Dylanai. Makaroniukai. Kaip skanu. Kaip tau? Pas kolegą tik makaronai. O pas mane sumaišyti biškį. Sumėsyti, bet tikrai skaniai. Tikrai skanu. Kolega pasiūlė. Super, tu eisim, meškės mes. Bandysim pagauti kažką. Kartu. Tai ką? Va, buvom valgiam. Pakelk į viršų, laikyk ir po biškį. Va taip, su viena ranka tiesiog laikyk ir va taip trauk. Nu ir kaip jauti kažką? Ką jauti? Nu, aš tada paimsiu setelį gerai, jeigu ten žuvis. Buvom, nuėjo va pas kolegą, užkybo. Gal. Aš iškart setelį. Pakelk, kaip aš, Dylanai, pažiūrėk. Tai suk, laikyk viršui. Va taip laikai ir suki, viskas. Nereik čia keldanuot. Nu, po biškį kelk. Ir suk. Suk. Nu, įdomu, kas ten bus. Suk. O, yra. Pakelk. Tyliai, tu po biškį viską. Suk. Pirma žuvis šiandien. Davai, viršų. Stop, nesuk. Po biškį, aš paimsiu. Į setelį vesk.
Vesk, palauk. Opa, yra. Opa, kolega pagavo. Paleis biški šitą. Valą. Valą paleisk. O, gerai, uždaryk. Taip. Ir va, pirmą žuvytę. Opa. Gal ir pradės kibti, va. Pirma. Einam nesti kibalo. Aš galvoju, reikia paleisti. Ne, vai čia įdės. Paleidžiam gal Dylanai. Давай čia įdės. Davai paleidžiam. Давай čia. Aš tu už tai, kad paleist tokį mažą, vis tiek mes jį neimsim. Va, nufilmavom, vieną pagavom plakiuką ir paleidžiam. Man patinka kibo. Davai tu paleiski. Pereik ten, paleidžiam. Jeigu pagautume kokį didesnį kilograminį, tai jo. Paimtume. Davai jau paleisi. Oi. Nu tai palaikyk. Ne, negaliu aš neištuosinu. Tai koks slidus. Na va. Tegul plaukia. Į Nemuną gelmes. Plakiukas, nu toks. 300-ukas. 300 pm. Tegul. O, kaip duodas. Nu, pirma žuvis ir va buvo pati sėdėjo. Na, jau 8 vakaro. Ir kaip ir buvo vienas kibimas ir viskas tas, ir vienas plakis. Skaityk 100% kibimo net ir nebuvo, net ir nemačiau, sakau, tas, kur vieną plakį pagavom, tai buvo, kad atėjom jau ir buvo ant meškerės, sėdėjo. Tai užkybo, kol nebuvo mūsų. Bet šiaip visiškai ramu, tyla, bangelių nėra, bet ir metu šėrių, bet visiškai nieko. Jau skaityk ir jauko tik ant ryto ryko. Nu, dabar ant vakaro ir ant ryto. Kilogramėlis ir viskas. Nu, bet užtat poilsis geras, kaip sakau. Žvejų kaip gerai, tai žuvis nekimba. Kaip vėjas, uraganas būna, tai ką tu. Kibimas po kibimą, bet net nesinori iš palapinės lyst ar iš mašinos. O tai būna. Bet super viskas. Prisivalgė, pailsėja, išsimeigoja, tai laužą dar pakursim. Pasišildysim. Kada aš vakuotę padarysiu? Gal naktį kas išeis, pabandysiu gal porą valandėlį naktį. O ne, tai rytą žiūrėsim. Atėjai. Traukiau, užsikabino, žiūrėkit. Eina savo. Neblogas ešerys, Dylanai. Pažiūrėk. Gražus nemuninis. O. Jau 2 žuvytės pagavo. O, koks. O. Глазуешь. Так duok man. Duok man jeigu paklatyti. O į tą pusę pabandyk, koks aštrus, matai. Paleisk kiek. Imk. Namai. Va, tu turi va čia, va, įkirst pirštukus ir laikyti, va taip. Я же боюсь. Va, imk. Он меня съест.
Ne, imk. Не, ну, Давай, давай. я снова буду как žuvys. Opa. Ruošiam malonenkytės. Bandysim užkurtų gnytę. Pasėdėt gražiai. Gražiai pasėdėt. Pakepsim batoną. Dešelių neturim. Batoniukas bus keptas. Iškepsim batoniuką kokį skanų. Irgi va ką tik fiderį traukiau ir ešeriukas bam. Ten kabliuko buvo dziukas. Dziukas tai ištraukiam ešeriuko dar vieną. Atsimenu. Vakarėje jau pagavom ešeriuką, plakiuką. Dabar atėjom viršų, sėdėsim, kažką pakepsim. Laužą. Ir pasimėgausim Nemunu. Tuoj parodysiu. O. Laužiukas. Laužiukas. Ten nemunėlis. O. Koks gražus. Замукал. Ir toks va vaizdelis. Super vakaras tai idealus, bet sakau, dėl žuvies tai nieko konkretaus. Mačiau, čia kaimynai pagavo tokį neblogą karšį, ten kur vat, žmonės kitol šėrė, ten jau prišerta visą savaitgalį. Tai ten jau ir šers, kai tik nereikia. Jeigu žuvis ateis, tai ir pagausi. Pas mus tai visiškai dar bandysiu naktį ateit pažiūrėjot, gal kažkas iš jas ir išeito. Ir bus tiek šiam kartui. Aš manau, vasarą išvis prie Nemuno arba prie Kauno marių tai net nevažiuosiu, nes kažkai vasarą nepatinka. Vanduo žydi, pastovi žalia, neša žolės. Dabar irgi vanduo žydi, tai nemalonu. O. Davai batoną duosiu. Iškabinsim batoną tau. Op, tokį va sumuštinį padarysi. Tik dešros atnešim, man viešaus dešros. Tik nesudegink tu jį. Gal reik palauk, kol užges, po to dešros atnešim. Gaila sūrio neturim. Deginam batoniuką. Dėsim dešrytę ir agurką. Ką tu ten gersi? Žuvis belia kokia. Priklys, matai? Jo. Labas rytas, nėra įtytas. Ką jau, kiek čia laiko? Be 15:07. Nesenai atsikėlėm. Oi, kavytė va. Tuoj bus gerta. Išgerta va. Prie meškerių atėjau permest. Galvoju atsikelt anksti, bet gal ir teisingai padariau. Atėjau permest net ant
ant šito, ant kabliuko visiškai. Biški taip. Tai kad ilgai vandenį per visą naktį buvo, bet jis net neliesta. Visiškai nėra žuvies. Nežinau, žuvies yra, bet gal neima. Tai net anksti nesikėliau, tu 2 valandėlės savo pažvėjosiu, kol Dylanas miega ir pabiškiai ruošiamės ir važiuosim link namų, nes 1,5 paros, plakės, ešeriukas, 2 žuvis. Kibimo net nematyta. Dar vienas kibimas gal buvo, bet irgi neaišku, ar buvo. Tai tokie reikalai jo. Bandau dar pasėdėti 2 valandėlės, sakau, iki 7, iki 9. Ir tokia žvejyba bus. Na nieko. Pamiegojom gerai, pailsėjom. Smagiai. O, rytinis nemunėlis. Matai, Nemunė kimba, kaip užeina. Žuvis neužeina arba stovi nesimaitina ir nekimba. Bet pagal mane tai čia neužėjo. Nes jeigu žuvis būtų, tai tikrai atsilieptų. Vienas kitas atsiliepia, aišku, per žmonės, bet jeigu užeitų kokis būrys, tai ką tu? Tikrai ir kibimų būtų daugiau. Tai ir šiaip, kai čia atvažiuoju, visą laiką būna daugiau kibimų. Negu kad šį išvažiavimą. Pastovi kimba, plakiukai, kojytės. Kibimas, ką tik permečiau. Šiek buolė kažkas yra. Nu, įdomi, kas čia bus ant boilio. Ant boilio. Čia toks spaudėjas. Čia toks spaudėjas prie dugno. Žiūrėkit, kas ant boiliuko. O, nu įdomiai. Ant boiliuko. Bet kokia svaryta jinai, žiūrėkit. Eina savo. O, koks boiliukas. Oranžinis boiliukas. Netikėjau, kad ant boiliuko gali užkibti jinai čia. Oranžinis boiliukas ir toks va laimikis. Ko aš iš vis pasakyčiau, bet kokį pilną prisivalgius visiškai. O, čia plakiukas toks. Paleidžiamės jį iš karto. Galvojau, kažkas didesnė bus. Tegul plaukia. Bet visiškai netyčia, tik užmečiau, galvoju, ant boiliuko stovėjo, dar meškerį pas mane, galvoju, nepermetinėsiu. Ai, galvoju, davai, hop, permečiau porą minučių, žiūriu, tik galūnę. Nu, sakau, pirmą kartą man prie Nemuno ant boiliuko, kad kažką pagaučiau. Nu ir toks hibridėlis, ne tai koja, ne tai raudenį, tai plakis pilnas pilvas, arba nebent paneršta. Bet paneršta, kaip tik prieš nerštą, gal neršia rimtai jie. Jeigu pilnas pilvas, visai išsipūtus visas plakis. Gal tikrai čia dabar neršia? O ant gyvų tai visiškai nieko jau permetu, bet nieko neina. Nu, bet patiko. Ir taip spaudžia jisai toks pilvūzas toks
Stiprus plakis. Ant bailiuko prie Kauno marių. Prie Nemuno ant bailiuko tai pirmą kartą pagavęs apskritai. Dar ant oranžinio, realiai favorito mano. Didžiausias karčius ir buvau pagavęs ant oranžinio. Na, banda. Opa, taškelis ir eina, opa. Nukrito gerai. Gerai nukrito. Ant bailiuko Nemune net, aš net nežinau, kai ant srovės gaudo, nu čia gaudo čia šitose vietose, Siklumoj. Siklumoj gaudo ant šitų dugninių. Nes ant didelės srovės kur nors tai neįsivaizduoju, kad ten pagaudysi. Turbūt, kad čia tik ir gaudo. Šitose vietose. Kas liečia žuvį, tėvusis, nužiūrim. Ar profesionalus meitikas ar ne. Opa. Gal ir nieko. Na, su kolega savo žvybą baigsim jau šiandien. Pusantros paros pagavom 2 plakius, 1 ešerį. Žvejų buvo nemažai, savaitgalis aišku. 2 buvo žvejai priėję, tai irgi sakė po 1 plakiukę per parą. Įsivaizduojat? Nemunui čia visiškai nebūdingai, nesuprantu, aišku. Čia irgi kaimynai, mačiau, 1 gal pagavo, bet irgi išvažiavo. Nu, šulinys. Visiškai, man tai pirmą kartą. Tokia žvejyba, pusantros paros. Na, gerai, kad išvis su kažko, ne su nuliu. Bet užtat gerai laiką praleidom. Oras, pasaka, bangos išvis, kai tik ir nebuvo. Tai skaniai pavalgėm, pasibuvom, pažvejojom, pamiegojom labai gerai, kaip miegosi gamtoj. Oi. O žuvies ką? Žuvis kaip bonusas eina, žinai. Tai čia nieko baisaus. Tai kad toj daiktus kraunam dar ir išvažiuojam. Kaip tau? Patiko žvejyba? Aha. Pagavai ką nors? A dar važiuosi? Važiuosi. Su Ervinu važiuos. Gerai, visiems gerų laimikų ir iki kitų kartų.